Labadiena, šiandien turime mamos Irmos klausimą. Mama rašo, iš esmės esu susidariusi nuomonę, kad TV vaikams blogis. Nežinau, gal ir neteisingai, tačiau perskaičius jūsų įrašą susidomėjau, gal tai tikrai puiku, tarkim, mokytis užsienio kalbos. Turim puikų kanalą Baby TV, ten kalba angliškai, nedaug, bet kalba mokina įvairių žodžių. Klausimas, kiek galima televizorių žiūrėti, kaip jį normuoti, kaip pateikti, ar žiūrit kartu, ar komentuojat? Kalbant apie televizorių, labai svarbu atskirti amžiaus grupės. Dėl to, kad, tarkime, vaikams iki 6 metų yra rekomenduojama skirtingas laikas prie televizoriaus. Pavyzdžiui, jeigu vaikučiam yra iki 2 metų, jiems yra visiškai nerekomenduojamas laikas prie televizoriaus. Vyresniems negu 2 metų vaikams jau galima leisti prie televizoriaus maždaug valandą per dieną. Ką rodo statistika? Statistika rodo, kad net 2/3 vaikų iki 6 metų leidžia prie televizoriaus kiekvieną dieną 2 ir daugiau valandų. O vaikai nuo 8 metų netgi iki 4 valandų per dieną. Taigi mes matome, kad vaikai prie televizoriaus leidžia daugiau laiko, negu yra rekomenduojama. Kodėl visiškai nėra rekomenduojamas televizoriaus žiūrėjimas vaikams iki 2 metų? Dėl to, kad tuo metu itin sparčiai vystosi vaiko smegenys. Ir jam reikia atlikti įvairias smulkiosios motorikos, įvairias stambiosios motorikos užduotis. Ir jeigu jisai leis labai daug laiko prie ekranų, jo raida nebus tokia optimali, kokia galėtų būti. Be to, žiūrint televizorių dar nukenčia ir fizinis vaiko aktyvumas, nukenčia jo skaitymas, skaitimo įgūdžiai, jisai mažiau žaidžia su draugais ir mažiau laiko leidžia su šeima. Su itin dideliu televizoriaus žiūrėjimu taip pat yra asocijuojamas viršsvoris, ar ne, kad tie vaikai, kurie daugiau leidžia laiko prie televizoriaus, jie visų pirma mažiau juda, o kadangi jie, dažnai norisi užsimti ir kitą veiklą prie televizoriaus, jie atsineša čipsų ar kokio kitokio neįtin sveiko maisto ir užkandžiauja žiūrėdami televizorių. Taigi tas nejudėjimas ir užkandžiavimas padaro taip, kad vaikas sveria daugiau, negu jis svertų mažiau laiko leisdamas prie televizoriaus. Taip pat yra pastebėta, kad vaikai, kurie daugiau žiūri televizoriaus, jie yra agresyvesni. Šiaip yra netgi suskaičiuota, kad iki 18 metų, jeigu vaikas leidžia daug laiko prie televizoriaus, jisai turi galimybę išvysti 200 000 ir net daugiau agresijos veiksmų, kurie, kadangi mes žinome, jog vaikai yra linkę mėgdžioti ir atkartoti elgesį, ypač tų herojų, kuriuos mato, tikėtina, kad tai iššaukia ir vaikų agresiją. Ką dar vaikai mato, ar ne? Vaikai mato įvairias situacijas, kurios jiems gali sukelti baimę. Jie mato rūkymą ir mato alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą. Ar ne? Dėl to, kad jeigu mes nelimituojame to laiko, nežiūrime, kiek vaikas, neskaičiuojame, kiek vaikas laiko leidžia prie televizoriaus, tai yra sudėtinga mums kontroliuoti, ką jisai ir mato. Ir žinoma, yra tokių žmonių, kurie sako, kad alkoholio reklamos jau yra ribojamos, tabako reklamos yra ribojamos. Tačiau, nereikia tabako reklamos. Jeigu vaikas nuolat mato herojus, kurie rūko, tikėtina, kad ir jisai pats anksčiau pradės rūkyti. Ką dar galima pamatyti per televizorių, ko galbūt nenorėtų šeima, tai yra, kad per televiziją dažnai yra akcentuojami ir parodomi lyties stereotipai. Taip pat seksualizuotas turinys. Ir seksualizuotas turinys net tyrimai parodė, kad skatina ankstyvus
lytinius santykius. Nereikia pamiršti ir reklamos. Iki 8 metų vaikas nesupranta, kad reklama yra skirta pardavimams skatinti. Taigi su tokiu vaiku yra sudėtinga jam viską išaiškinti. Aš norėčiau pasidalinti tokią istoriją, kadangi mes neturime televizijos ir grįžome vieną vasarą iš Belgijos paviešėti pas senelius. Ir tarp filmukų ar kažkokia tai buvo laida, kurią vaikai žiūrėjo, buvo šampūno reklama. Ir tada mūsų dukra pirmą kartą gyvenime pamatė reklamą. Ir kai ji pamatė šampūno reklamą, sako, mama, mes tikrai turime pirkti tokį šampūną. Ir aš jai sakau, kodėl mes turime tokį šampūną pirkti. Taigi mano plaukai, jie bus va tokie ir taip iš lėto judės ir jų bus daug ir jie blizgės ir tokie gražus, stebuklingi bus, ar ne? Ir ką tai parodo? Tai parodo, kokia vis dėlto yra reklamos įtaka, ypač vaikams, kurie nėra jos matę ir pirmą kartą sąmoningai į ją pažvelgia. Ką daryti, ar ne? Visų pirma, reikia kalbėti su vaikais. Lygiai taip pat, kaip tada mes susėdame su dukra ir pradėjome kalbėti, tu turi tokį šampūną. Ne tokį turiu. Tai aš sakau, tai va taip ir yra su tom reklamom, ar ne? Kad reklamos nori, kad tau patiktų tas šampūnas ir nori, kad tu pasirinktum būtent jį. Ir tu gali pabandyti, bet tai nereiškia, kad tavo plaukai bus tokie. Lygiai taip pat, kai kalbame apie maisto produktus, kurie kartais yra reklamuojami, ar ne, su vaiku reikia sėstis ir pasikalbėti, kad, jeigu jis nori to produkto, tai ar manai, kad tai sveika, ar manai, kad tai naudinga, ar ne? Taip pat su vaiku reikia kalbėti apie tai, kuom skiriasi norai ir kuom skiriasi poreikiai. Ar ne? Ar tau šito dalyko reikia, ar tu jo tik nori? Ir tokios diskusijos padeda vaikui suprasti, koks vis dėlto yra tas turinys. Ir vaikas išmoksta nesieti savo laimės su vienu ar kitu produktu. Dabar kaip tą riboti ir apskritai kaip padaryti, kad televizoriaus žiūrėjimas būtų saugus, nes aš tikrai nemanau, kad reikia išmesti televizorių, išsikraustyti į miško vidurį Labanoro girios ir ten apsirengti lapais ir valgyti uogas ir grybus, ar ne? Iš tiesų, televizorius yra 21 amžiaus daiktas, ne tik 21 amžiaus, bet 21 amžiuje jisai yra puikia edukacinė ir pramoginė priemonė. Bet kaip padaryti, kad kuo daugiau būtų naudos ir kuo mažiau žalos? Tai visų pirma, ką galima, įrašyti laidas. Ar ne? Jūs turite, dabar netgi dauguma televizorių programuojasi ir galima įrašyti tai, ką jūs norite. Taip jūs ribosite reklamų skaičių, taip jūs ribosite įvairių intarpų, kurių jūs nepageidaujate, intarpų skaičių, ar ne? O laidą galėsite pažiūrėti, nes tikrai yra gero turinio laidų, kurios praturtina vaiką ir edukuoja jį, ar ne? Kitas dalykas, ką galima daryti, tai lygiai taip pat turėti televizorių, bet nuomotis įvairius įrašus, įvairius filmus, juos žiūrėti su vaikais ir aptarti. Rekomenduojama taip pat, kad televizoriaus ir interneto ir kompiuterio nebūtų miegamajame. Ne, nes miegamajame tada mes vėl negalime kontroliuoti turinio ir vaikai praleidžia daugiau laiko. Kitas, rekomendacija būtų, jūs būkite tuo pavyzdžiu. Jeigu jūs visą laiką sėdite prie televizoriaus, labai sunku bus įkalbėti vaiką eiti žaisti stalo žaidimą arba eiti pažaisti lauke. Taip pat yra nepaprastai sveika kartu su vaiku žiūrėti. Tada jūs galite paaiškinti vaikui, jeigu kyla klausimų. Tarkime, jūs žiūrite kartu žinias ir staiga per žinias parodo tsunami Japonijoje, ar ne? Ir vaikas išsigąsta, jam nejauku, bet jūs galite
paaiškinti, jūs galite papasakoti, kodėl taip atsitiko, jūs galite papasakoti, kodėl tikėtina taip neatsitiks Lietuvoje, ar ne, kad vaikas pasijustų saugesnis. Galų gale mes bijome to, ko negalime paaiškinti, bet jeigu šalia yra suaugęs žmogus, su kuriuo galima apie tai pasikalbėti, kuris gali atsakyti į klausimus, tai yra daug drąsiau. Dar viena rekomendacija yra nežiūrėti televizoriaus savaitės dienomis. Ar ne, savaitės dienos tebūnie mokyklai, būreliams ar darželiui būreliams, stalo žaidimui, ramiai vakarieniai su šeima. Jeigu yra laida, kurią jūs norite pažiūrėti, įsirašykite ją ir pažiūrėsite savaitgalį. Ar ne? Pavyzdžiui, tokia labai graži tradicija yra penktadienio filmas, kai visa šeima galite susėsti ir pasižiūrėti kartu drauge, diskutuodami penktadienio filmą. Ir nepamirškite, kad visada galima pasiūlyti vaikui alternatyvą. Tarkim, vietoj televizoriaus nueiti pažaisti kartu stalo žaidimą. Vaikai nepaprastai mėgsta leisti laiką su mumis tėvais, artimaisiais. Jeigu mes tiesiog vaikui sakysime, bėk, o mes patys sėdėsime prie televizorius, aišku, kad vaikas norės prisėsti prie mūsų. Bet jeigu ir mes išjungsime televizorių, pasimsime stalo žaidimą ir pasiūlysime vaikui kartu žaisti arba eiti lauką ir kartu paspardyti kamuolį, aš nebejoju, kad, 8 kartus ir 10 vaikas tikrai sakys, o taip, aš noriu žaisti su tavimi, aš noriu eiti į lauką. O dėl užsienio kalbos mokymosi, tai tikrai yra efektyvu, yra nemažai programų, tarkim, anglų kalba. Ir, mūsų asmeninis pavyzdys yra toks, kad mes mažiems vaikams rodydavom Peppa Pig arba Dora the Explorer. Ir vieną kartą, kai mūsų dukra buvo dar ganėtinai maža, jai buvo nepilni 3 metai, aš ją įjungiau Peppa Pig italų kalba. Dėl to, kad tiesiog atrodė, kad visus tuos mačius ir įjungiau italų kalbą. Ir jinai sako, mama, kaip čia įjungia, aš nieko nesuprantu.